Kaip visi žinome, mums trūksta omega-3 gerųjų riebiųjų rūgščių. Jų gauti su maistu yra pakankamai sunku ir dažnas to nepadaro, nes nevartoja tinkamos žuvies, nes žuvis tikrai nėra visa tinkama naudoti ir ta, kuri yra tinkama, turi kitų neigiamų dalykų sveikatai. Tai kartais galbūt tiesiog vertėtų pabandyti augalinius preparatus, tai yra arba augalinį tiesiog maistą, kaip linų sėmenys, ten kanapių sėklos, dar kažkokios sėklos, taip pat jūržolės turi daug omega-3, arba papildus. Tikrai mano rekomenduoja įmonė, kurios papildus aš ir pati naudoju ir savo vaikams duodu. Čia nuo 3 metų vaikams tinkama, bet esmė, kad yra ir kitokių priedų, kurie yra gerai mūsų sveikatai, čia tiesiog yra omega-3. Na, įmonė yra vokiečių, jų produkcija tikrai yra aukšto lygio ir aukštos kokybės. Įmonės pavadinimas yra Tiso, galite pasižiūrėti jų puslapyje, o jeigu kartais norėtumėte užsakyti, galite užsakyti ir iš manęs. Tai nežinau, ar verta čia ką nors daug diskutuoti, pasižiūrėkite sudėtis. Yra DHA, žodžiu, 1070 mg, EPA 755 ir omega-3 kitų rūgščių yra 525 mg. Tai čia gautųsi apie 2350 mg viename šaukštelėje. Na, tada yra omega-7 rūgščių, tokoferolių yra ir viskas išvardinta, vitamino E ir jau čia prie jų būtų, na, ir astaksantino, kas irgi yra naudinga mums. Tai tikrai patariu naudoti šitą papildą, kartais vietoj tiesiog bandymo susirinkti tos dalykus natūraliai, nes yra pakankamai sudėtinga. Ir jos skonis yra geras. Mano 4 metų vaikas mėgsta jį be galo.